kur mano purškalas? Koks? O kur mano telefonas? Mano piniginė? Įdomu, kur mes Ir galime. mano prisijungė. Niekur nėra. Tu galvoji, kad aš ant tavęs prisidėjau? Nu nevėkšla, ką iš tavęs pavogė? Nieko. O Sibingalvis, tu čia visas dienas tyko ir vogi mūsų daiktus. Nieko aš nevogiu. Vagis! Vagis. Jis. Pauliau, kur tu? Išlįsk. Visi jau nurimo. Pauliau, kur tu esi? Pauliaus nėra. Laimėjau. Aš ir. Hei, Pauliaus nėra. Dar 5. Ei, nesėdėkit prie filmai. Pauliaus nėra. Pateik ir ieško, gal mažylis po lovą slepias. O gal su močiute turgui daiktus pardavinėja. Sustok! Aš tau nieko nepadarysiu. Gal kartais matei mūsų stovyklos draugą Paulių? Mačiau, kai vienas iš jūsų stovyklautojų, ji visą surištą, išsitempė. Aš bijau ten eiti, sutvarkau viską ir einu į savo kampą. Ačiū, bent jau tiek. Gerai, ką tik supratau, kad čia jau rimta. Su Pauliaus dingimu susijęs kažkuris iš mūsų. Ir patariu dabar pat prisipažinti, kas tai padarė. Uršulė ir Marija buvo paskutinė su Pauliu. Ką? Ko čia mane kaltinat? Mano pačios dantų pastą pavogė vėplatu. O ką, galvoju, iš dantų nesivalysiu? Na jau ne, aš ją pasiskolinau iš Pauliaus. Ir dar norėjau išsiaiškinti, ar tik ne jis bus maniškę paėmęs. Čia viskas labai greitai paaiškėjo. Tau tai reikia pasakyti, ką tu padarei Pauliui. Arba šita varlė tave visą išlaižys. Aš jam nieko nedariau. Jis toks liukštus kaip šita varlė. Patikėkit manim. Kajau, rašyk. Rašyk bet ką. Tuos pačius žodžius rašyk. Na kągi, vis dėlto tai buvo ne Kajus. Baig. Nemušk jo. Jis mane išgelbėjo nuo besikeičiančių vaikų. Iš manęs tyčiosi visi draugai. Jie juokėsi iš manęs. Ir jiems tai kėlė džiaugsmą. Vieną dieną aš tapau žmogista, kuri gyvena viena ir nebenori turėti draugų. Norėjau padėti Pauliui. Jie negražiai su juo elgėsi. Radau savo purškalą nuodų. Kieno čia piniginė? Mano, ačiū. Nu ką, mergos, reikės dažniau tvarkytis.
Atsiprašau, Pauliau.